Rasim darbą, kai viską dirba dirbtinis intelektas. O žinot, kaip šiemet keisis egzaminai? Tai ko dar laukti iš Vašingtono? O kodėl taip sunku patekti į vairavimo egzaminą? Nieko nesuprantu. Brangsta ar pinga tie bilietai? Kokios bus pensijos, kai sulauksim pensijos? Kasdien 8:30 vakare. Panorama. Laikas žinoti viską. Labas rytelis visiems. Būtų gerai matyti ir balkone sėdinčių žmonės. Jeigu galite, uždekite visas žvakes. Ačiū labai. O pradėsime mes, mėlyjeji, aš matau, kiek daug gražių žmonių salėje, nuo plojimų grožiui. Aktyviai. Taip. Jūs jau tikriausiai žinot, kurie čia atėjot, kad mūsų diskusija vadinasi Grožio paslaptys brandžiame amžiuje. Niekam visai nepaslaptis, kad grožis kažkodėl asocijuojamas tik su jaunyste. Ir visai neseniai, prieš kokį 10 metų, pradėta mūsų šalyje matyti, kad ir brandžiame amžiuje yra daug žmonių ir kad jie taip pat labai gražūs. Taigi, taip, nebijokim paploti. Tai šiandien mes ir padiskutuosime, nes klausimų yra apie tą grožį daug visokių. Ir čia sėdi scenoje visai neprasta kompanija, manau, jums labai patiks. Tai nuo Algimanto Žukauskienės, mano kolegės, legendinės televizijos laidų vedėjos ir pradėkime. Šalia manęs sėdė Eurovaistinės grožio vaistinių vadovė Aušra Vareikienė. Sveiki. Na ir Eurovaistinės vaistininkas Ignas Popas šalia. Labą dieną. O aš Vytenis Pauliukaitis, kuris režisuosiu šitą mūsų pokalbį. Ir dar nepasakiau labai svarbaus vieno komponento, tai esate jūs. Štai yra mikrofonai čia pačio ir ten viršui prie pulto. Paskui, kada mes diskutuosime visi kartu, prieikite prie tų mikrofonų, kad visi girdėtume ir galėtumėm iš tikrųjų sužinoti jūsų nuomonę. Gal mes labai klysime? Niekas nežino, apie ką mes iš tikrųjų kalbėsime, o kalbėsime truputį kitų rakursų. Apie tai, kas reklamose dažnai nebūna kalbama. Todėl, kad grožis tai esame mes, mūsų organizmas, mūsų kūnas ir tai yra ne kokia nors abstrakti savoka. O kaip išsaugoti save ir būti, sakykime, gražių. Aš ruošiausi iš tikrųjų mūsų susitikimui, nes su grožiu esu dirbęs. Tai ir pirmieji grožio konkursai Lietuvoje, ir manekenių, ir taip toliau. Ir visą laiką pats galvoju, kasgi tas grožis yra. Aš pažiūrėjau Ar girdite mane? Aš pažiūrėjau internete ir suradau, aš truputį jums paskaitysiu, kaip apie grožį kalba pasaulio įvairių tautų moterys. Štai prancūzės dažnai pabrėžia, kad vyresniame amžiuje fizinis grožis nėra toks svarbus kaip jauname amžiuje. Daug dėmesio čia dabar jau skiriama saviraiškai, stiliui,
pasitikėjimui savimi ir elegancijai, o ne grinai išoriniam patrauklumui. Kitaip tariant, grožis suprantamas ne kaip jaunystės išvaizda, o kaip visumos harmonija, charizma ir gyvenimo patirtis, kuri atsispindi elgesyje, laikysenuose, drabužių pasirinkime, o svarbiausia – akyse. Štai Brigitte Bardot, ta prancūzė garsioji artistė, sako, tai gražu, moteris su baltais plaukais, išmintinga. Moteris turėtų priimti senėjimą, nes galų gale daug gražiau turėti senelę su baltais plaukais, kuri atrodo kaip vyresnė moteris. Ne senelę, kuri yra išblukusi, nusidažiusi ir prisidažiusi, atrodinti daug vyresnė, bet labai nelaiminga. Monika Bellucci, Italijos aktorė, žinoma dėl ypatingo savo natūralumo, sako, aš niekada nesinaudoju kosmetinėmis procedūromis. Man patinka mano raukšlės, nes jos rodo mano gyvenimo istoriją. Italijos kino diva Sofija Loren pabrėžia, kad tikrasis grožis kyla iš vidaus. Grožis tai, kaip tu jautiesi viduje ir tai atsispindi tavo akyse. Tai nėra fizinis dalykas. Niekas nesuteikia moteriai daugiau grožio, nei tikėjimas, kad ji yra graži. Štai Lenkijos tyrėjai sako, kad senėjimas gali būti suvokiamas ir kaip iššūkis moters psichologiniai integracijai, nes visuomenė dažniausia vertina moterį pagal išorinį grožį ir tai yra jaunystė. Tai gali sukelti vidinį konfliktą, nepasitenkinimą savo kūnų vyresniame amžiuje. Senėjimas yra procesas, kurį reikia priimti. Tai ne apie bandymą išlikti jauniems, bet apie išmokimą būti gražiems savo amžiuje. Vokietės, Skandinavijos moterys kalba labai panašiai. Jos priima senėjimą kaip natūralų gyvenimo etapą, kuriame svarbiausia yra autentiškumas, pasitikėjimas savimi ir gyvenimo džiaugsmas. Galima būtų čia labai daug paskaityti, bet visi šitie pasisakymai ir tyrimai kelia daug klausimų. Aš tuoj pasakysiu, ką kalba Lietuvoje, kas tai yra graži moteris lietuvių akimis. Tai dažniausiai yra jauna arba jaunatviška išvaizda, liekna, bet proporcinga, natūrali, tvarkinga, su švytinčiu veidu, gražia šypsena, elegantiškos, saikingos stiliaus. Tuo pačiu vyresnėse moteryse vertinama orumas, pasitikėjimas savimi, stilius ir sveikata. Tai dažnai laikoma grožio ženklu. O kaip iš tikrųjų yra? Padiskutuokime vėliau ir su jumis, o dabar klausiu Algimanto Žukauskienės, kurią pažįstu labai seniai, nuo jos karjeros televizijoje pradžios. Ir įsivaizduokite, ji visada yra labai elegantiška ir graži. Plojimai. Pasakykite, mieloji, pasakykite, šiandien yra proga pasakyti jūsų grožio paslaptys. Kaip jūs taip puikiai atrodot? Žinokit, esu iš Panoramos, labai kritiškai viską vertinu, labai trumpinu ir mano pasakymas bus trumpesnis negu Vytenio. Aš atstovauju jūs, mėly ponai, ir mes visi esame legendos patys savo ir savo šeimoms ir esam visi gražus turbūt dėl to, kad ne pirmą kartą susitinkam Palangoje, ar ne taip? Iš tikrųjų, tokie susibūrimai būna labai smagus ir paskatina pozityviau žvelgti viską. Vytenis atskridęs ant meilės sparnų iš laidos Myliu Lietuvą, įpratęs sakyti komplimentus ten jaunom merginom ir dabar bando mums čia... Ne tik jaunom, atsiprašyčiau.
Nu, aš mačiau tik su jaunom tave, tai šitą, tai pavydėjau šiek tiek tom panelėms, bet aš truputėlį nuleisiu tą gazą, tokį pompastiškumą apie tą vidų, apie tą savytaiką, kad tu esi gražus. Nieko čia gražaus, žinokit, toj senatvėje nėra, ne? Nu, jeigu žiūri į veidrodį be akinių, tai dar nieko tokio. Nes aš manau, kad yra kaip yra, su gamta nepakovosi, bet visi esam individualūs, ar ne? Kiekvienas atskirai visiškai skirtingi žmonės, tačiau mes visi turim kūną su jo pojūčiais, ar ne? Sielą su troškimais, aistrom, emocijom ir protą, kuris priima sprendimus. Deja, šitie visi trys dalykai būna ne vienu metu. Kūnas jaunas tada, siela subręsta tada, o protingi mes pasidarom. Va dabar mes esam labai protingi ir mums reikia priimti iš tikrųjų tokius realius sprendimus. Nu tiesiog normaliai priimti tai, kaip mes atrodom ir padėti savo truputėlį. Tai aš manau, kad šitas mūsų susitikimas bus naudingas mums, nes šiek tiek, kad tu jaustumėsi komfortiškiau, kad tau... atsiprašau, netemptų veido sausos odos, nes jis sausėja į senatvę, ar ne? Jeigu šalta, kad ją pamaitintume. Žodžiu, šiandien mums padės specialistai, ar netiesa, sakau, Vytenė. O šiaip tai grožis yra baisi jėga, kaip žinia, viena aktorė sakė, ne? Algimanta, taip savo jokios paslapties mums čia ir netvėrė. Žinokit, tų paslapčių tai ir nelabai turėjau, nes tuo metu, kai mes buvom, ne tik gražus, bet ir jauni dar, tai nebuvo iš ko tos paslapties daryti. Mes tepėmės kremu Nivėja, prausėmės šulinio vandeniu, gal netgi tokiu super kietu, kaip iš pasvalio gipso tų smegduobių. Žodžiu, tų paslapčių turbūt, jeigu ir turi moteris, tai argi išduos, kaip ir kulinarėsgi neišduoda viso recepto, pasako pusę ar ne, o kiti ingredientai kažkur nuplaukia. Taip ir čia, atvirai pasakysiu, nežinau aš jokių paslapčių ir dirbant toj televizijoje nelabai buvo laiko ir domėtis tais reikalais. Matau, kad nieko nepasakysite mums, bet paslaptis visas žino ponia Aušra ir Ignas, kurie sėdi čia ir mes jų paklausinėkime. Ponia Aušra, aš daug važinėjau po Lietuvą su įvairiais projektais ir bendrauju su savo amžiaus žmonėmis ir dažniausiai jie man atsako, mums jau nieko nereikia. Labai keistas atsakymas. Pasakykite, ponia Aušra, moterim, kurios neturėjo laiko, nežinojo rūpintis, pavyzdžiui, savo veidu. Ir ten tų raukšlių atsirado. Ar yra vis tik tai laikas dabar, vyresniame amžiuje, užsiimti, ar jau reikia sakyti, man nieko nereikia? Mielos moteris ir mėly ponai, tai norėčiau padėkoti iš tikrųjų, kad taip gausiai susirinkote ir kad rūpi jums grožis ir tiesiog norėčiau paskatinti, kad būti gražiam niekada nevėlu ir dabar yra jūsų laikas. Jeigu niekad nebandėte, pradėkite rūpintis savo oda, savo grožiu, nes dabar jūs turite laiko. Ir visiškas mitas yra tame, kad dabar man nieko nereikia, nes nepadės. Tai iš karto galiu visus nuraminti, kad mirsime tikrai su savo raukšlėm. Nėra nei stebuklingo eliksyro, nei stebuklingo kremo, kuris gali pašalinti raukšlės. Bet jeigu naudosite priemonės, jūs tikrai jausitės geriau, jūsų nuotaika bus geresnė. Jūsų oda labiau švities ir tiesiog galite pažiūrėti vieni kitus. Jūs jau dabar esate gražios, nes akis spindi ir nuotaika puikia. Ponia Aušra, noriu jūsų paklausti. Dažnai sakoma, kad visi tie kremai tai yra baisi chemija
Ir kad reikia mums atsisukti į mūsų vandenį, į mūsų vaistažoles, į tikrąją gamtą, nes mesgi gamtos kūdikiai. Tai kaip jūs į tai žiūrite, ką jūs galėtumėt pasakyti apie tai, nes mūsų močiutės, aš pavyzdžiui tikrai žinau, agurku tepė savo veidą, nes nieko nebuvo. Apie tai Algimanta užsiminė, apie tą Nivėją, kuri buvo vienintelė. Sakykite, kaip yra su gamtos šitais reikalais? Mes visi mylim labai gamtą ir aš taip pat labai myliu gamtą, labai mėgstu leisti laiką gamtoje, bet dabar kosmetologija yra pažengusi iki tokių aukštumų, kad priemonės, kurias kuria kosmetologai, yra ne tik tai, kad mažina senėjimo požymius, bet noriu pabrėžti, kad tai, ką valgote, nedėkite ant veido, nedėkite vyžinės košės, nedėkite ant tokių agurkų, nedėkite bičių pykio ant veido, nes būtent šios gamtos dovanos gali sukelti daug didesnės alergijas negu kremai arba priemonės, kurias jūs galite rasti vaistinėje. Taip pat ir jūs, Vyteni, ir visus jūs norėčiau pakviesti pasidaryti veido tyrimus, kuriuos mes darome šiandien, Eurovaistinės specialistai daro, bet taip pat grožio vaistinėse. Mes turime taip pat tuos aparatus, kur bet jūs galite ateiti ir pasidaryti veido tyrimą ir vaistininkas ar konsultantas jums labai tiksliai rekomenduos priemonės, kurios jums tinka čia ir dabar ir spręs jūsų problemas ir iškilusius klausimus. Ir dar vieną dalyką galėčiau akcentuoti, kad vaistinėse turimos kosmetikos priemonės yra sertifikuotos ir jos tikrai nesukels alergijos, bet iškilus jautrumams kaip tik nuramins. Miela Aušra, dabar aš dar vieną klausimėlį galiu. Nuostabu. Bet tai kodėl daug šitų priemonių grožio, kurios yra rekomenduojamos, pabrėžiama, kad tai yra natūralus produktas. Yra net ir lietuviškų ar nenatūralių tų kosmetikos priemonių. Tai vis tiek mes sukamės į tą natūralumą, ar ne? Yra dvi kategorijos grožio priemonių vadinamųjų. Tai yra vienos priemonės, kurios gali turėti iki 99% natūraliai išgaunamų molekulių, bet jos yra, pabrėžiu, išgrynintos iki molekulės lygio, nes biochemikai dabar gali tą daryti. Ir jos nesukels nei alergijų ir galės būti lentynoje ilgiau negu 2 savaitės, jeigu mes jogurtų galvojame teptis veidą. Bet kitos priemonės, kurios turi artimų plastinės chirurgijos metodikai ir vadinamos grožio priemonės, jos negalėčiau pasakyti, kad artimos gamtai, jos artimos medicinai. Tai tos dvi kategorijos priemonių ir visiškai yra pasiskirstę mūsų klientai, kurie nori tik natūralių, ekologiškų, sertifikuotų priemonių, o kiti akcentuojasi, aš noriu, kad mano pigmentinės dėmės išnyktų čia ir dabar ir raukšlės mažėtų, tai jau orientuokitės į biomedicininius produktus. Dar daug nežinios yra tai, kad mes neišklausome, nesužinome. Pasakysiu nuostabų dalyką. Viena mano pažįstama, ne iki galo išklausius per televiziją receptą, sugalvojo kiaušinio baltymų pagražinti save prieš didelį jai įvykį ir išsitepė tuo baltymu ir nuėjo. Ir jinai nežinojo, kad po kurio laiko ten tas baltymas traukiasi ir įsivaizduot, kaip jinai atrodė su šita baisia kauke. Man regis, kad mumsgi nesunku, jeigu mes pas gydytoją negalim galbūt taip dažnai nueiti, tai nueikim į vaistinę ir paklauskim vaistininkai tikrai apie tai mums patars ir paaiškins. O Eurovaistinė turi ir grožio vaistinės. Kas tai yra grožio vaistinė? Grožio vaistinė yra
Grožio vaistinių mes turime apie 30, tai priklauso nuo asortimento. Tai jeigu vaistinė yra grožio kategorijoje, tai žinokite, kad jūs ten rasite patį didžiausią kosmetikos asortimentą, patį didžiausią vaistų bei maisto papildų asortimentą ir, žinoma, pačias geriausias konsultantės bei vaistininkų išsamius atsakymus ir konsultacijas. Ir, kaip minėjau, mes turime platų rekomenduojamų tyrimų asortimentą, tai yra tiek veido odos tyrimas, plaukų tyrimas, rekomenduojamas mikroelementų tyrimas bei venų amžiaus tyrimas. Noriu paklausti Igno, mes vis moterys, grožis, taip, ji gražioji dalis, vis tik tai. O vyrai, Ignai, pasakykite, vyrai ateina į vaistinės, jie perka kosmetiką, jie rūpinasi grožiu, kaip jums atrodo? Turbūt atrodo panašiai kaip ir jums, ir realybė turbūt yra tokia pati, kad dažniausiai vyrų grožiu rūpinasi žmonas arba artimos moteris. Tai jie ką naudoja jų kremus, moterišką kosmetiką? Taip, jie nedvejoja, kartais suabejoja, ar tikrai reikėtų gal ir klustelį per petį žmonos. Bet žinoma, jeigu yra galimybė, renkasi ir vyriška, bet tai yra retesnis atvejis. Tikrai. O pasakykite, skiriasi ta moteriška ir vyriška kosmetika, ar ji yra lygiai ta pati? Nemažai vaistinėje turimų preparatų galime skirti nepriklausomai nuo lyties. Žinoma, galime atrasti tam tikrų skirtumų, dažnai tai galbūt ir kvapo aspektai arba kosmetika turinti kažkokį funkcionalumą, ten tarkime plaukų slinkimui ar panašiai gali šiek tiek varijuoti, nes tai susijęs su skirtingomis priežastimis, bet dažnu atveju dauguma kosmetikos preparatų, kurie randami mūsų asortimente, yra universalūs. Žinokit, aš klausausi Vytenio ir negaliu atsistebėti, kaip jisai moka vaidinti ir apsimetinėti. Aš Plojimai Vyteniui. Taip. Žinokit, aš remiuosi labai sena pažintim, dar senesnė negu atėjau į televiziją ir aš galiu jums garantuoti, kad Vytenis grožio produktų turi daugiau negu aš. Ir dabar jis čia klausinėja vaistininkų labai nuoširdžiai, apsimesdamas, kad nieko nežino. Aš visai neapsimetu, nes aš turiu tikrai mažiau negu tamsta. Nenorėjau, kad pasiginčysi. Aš naudoju tas priemonės, nes aš skutu barzdą. Tai aš turiu turėti tas vyriškas priemonės. Žinokit, mes kai dar gyvenam televizijos bendrabutyje, kiekvienas mažuose tokiuose kambarėliuose, Vytenis praeidavo per koridorių ir tu tada tik iš paskos pagal jo aromatą į liftą stengdavaisi įlipti, nes jis tikrai jau tada gilioji jaunystėje turėjo gerą skonį ir išmanė šitos reikalus. Šiek tiek išmaniau, nes man labai įdomu, ypatingai kada prasidėjo kelionės į Prancūziją. Man buvo labai įdomu, kodėl tie prancūzai gal ne taip intensyviai kvepia kaip aš, bet ką jie ten, kame čia ta paslaptis tos prancūziškos elegancijos. Ir vienoj parduotuvėj kvepalų mes gana ilgai kalbėjom, nes ten nebuvo daugiau žmonių, nes tie kvepalai brangus. Aš irgi nepirkau, bet mes pakalbėjom, kas tai yra žmogaus kvapas ir apie tai galbūt mes daugiau pakalbėsime su mūsų žinovais, bet aš noriu paklausti, Ignai, o ką labiausia perka vaistiniai? Kas daugiausia turi paklausą išskyrus receptinius vaistus? Na, žinoma, jeigu plačiai, tai perka žmonės ir nereceptinius, ir maisto papildus, bet jeigu kalbėtų apie grožio preparatus, tai iš grožio preparatų maisto papilduose dažnai žmonės renkasi cinką, kolageną, preparatus, kurie stabdo plaukų slinkimą ir žinoma, dauguma žmonių galvoja apie viršsvorio problemą, tai bando spręsti tai su maisto papildais svorio kontroliai. O vitaminai? Tai žinoma, vitaminai, imuniteto stiprinimas tai yra dažnas prioritetas daugumo žmonių pasirinkime.
Bet kaip ir minėjau, kalbant apie grožio paslaptis, tai žmonės ieško atsakymų tose kategorijose pirmose. Bet Ignai, jeigu žmonės per televiziją mato šitą aibę papildų, kiekvieną dieną tokie, anokie, trečiokie ir žinoma, mes žiūrėdami namuose galvot, man to reikia irgi, nes aš irgi taip jaučiuosi, kaip tik pasakė. Kaip su tais iš tikrųjų papildais elgtis? Juk prisiperka labai daug ir jie ten nesusimuša tie papildai tarpusavį. Žinoma, tai labai svarbu yra juos visus derinti, ypatingai svarbu vertinti visą situaciją, pirmiausia tinkamą pasirinkimą, suderinamumą su jūsų vartojimais vaistais lėtiniam ligų kontroliai. Ir žinoma, kaip sakėte, svarbu, kad nesusimuštų jie pasirenkant tarpusavę. Tai visada labai kviečiu klausti, nebijoti vaistinėje ar manęs, jeigu susitiksime vaistinėje, ar kolegų, kurie dirba vaistinėse, jie tikrai padės atskirti ir patars, kaip išvengti tų visų nepageidavimų nesuderinamumų, kurie gali duoti ir neigiamą kažkokį tai rezultatą, priešingą, negu kad tikimės vartojant. Bet, atsiprašau, galiu? Prašau. Bet, Ignai, žiūrėkit, kai kurie gydytojai tiesiog rekomenduoja tuos papildus užmiršti ir jų negerti. Ir jie, dar kitas reikalas, yra brangokiai. Jeigu tu nori ilgo to poveikio, tai tam pensininkui turbūt metus laiko gerti tą patį papildą irgi nelabai. Tai kaip čia dabar ir pasigražinti, ir savęs nenuskriausti. Tai galima platus labai asortimentas, kaip ir Aušra sakė, ypatingai grožio vaistinėse turime labai didelį spektrą pasirinkimų priklausomai nuo ir kainos, ir sudėties. Ir vėlgi atliepiant skirtingus poreikius labai. Kalbant bendrai apie sveikatinimo temą ir maisto papildus, galima atrasti būklių ir šiaip gyvenimo atveju, kada rekomenduotina naudoti, ten tarkime, dažnai ir folio rūgštis rekomenduojama tam tikrų gyvenimo metu, ten omega-3 vaikų tarpe ir tuo pačiu grožio industrijoje dažnai randama. Tas pats, kalbant jau apie patį grožį, yra įvairių tyrimų, kurie įvairaus stiprumo galima rasti įrodymų ir kolageno vartojimo aspektais ir kitų medžiagų, taip kad įvairūs preparatai gali įvairiai svyruoti, bet pasisveikatinimo tikslais ir grožio tikslais galime rasti įvairių ir kainos pasirinkimų. Žinoma, kolageno preparatai dažnai būna brangesni, bet tai galima rinktis ir kitus senėjimo procesus stabdančius preparatus, kurie pasižymi antioksidaciniu veikimu, tai ten paprastas cinkas yra labai populiarus žmonių pasirinkimo tarpe ir gali duoti kaip antioksidacinį efektą stabdant įvairių lėtinių ligų ar saulės efektą, kurie žaloja odos būklę. Ignai, pasakykit mums, kad suprastume, kodėl oda sensta. Kodėl apskritai žmogus sensta, Vyteni, ką? Tai pradėkim nuo odos, o paskui iki dvasios nueisim. Taip, tai odos senėjimas sąlygojimas amžiai einant, jis tampa oda nebe tokia stangri, nebe tampa jautresnė, vyresnėme amžiuje žmogaus oda linkusi išskirti mažiau prakaito, riebalinių medžiagų ir visa. Šios medžiagos jos pasižymė apsauginėmis funkcijomis. Kai mes jų turime mažiau, oda tampa imlesnė ligoms ir iš čia jos būklė gali tapti prastesnė. Na ir žinoma, vis daugiau ir daugiau kartų apskridus aplink Saulę visiems kartu mūsų odoje mažėja kolageno ir elastino, tai tokie du pagrindiniai dalykai, į ką ir maisto papildų pramonė fokusuojasi ir jie yra atsakingi už mūsų odos tvirtumą, elastingumą, suteikia jai to tokio jaunatviškumo, kaip sakant, ir su laiku jų mažėja, taip pat ir menopauzinis laikotarpis turi įtakos odos būklė, oda tampa plonesnė, praleidžia daugiau vandens, iš čia atsiranda sausesnė oda, kaip ir minėjo kolegos jau diskusijos metu, kad vyresname amžiuje jaučiame tai. Na ir žinoma, lėtinės ligos prisideda prie odos būklės, ar tai būtų širdies kraujagyslių, inkstų ligos, ar tai cukrinis diabetas ir visą tai supaprastinant šių ligų įtaką odos būkliai, tai paprasčiausiai mažiau atneša maistinių medžiagų, būna prastesnė kraujotaka, dėl to mūsų oda jaučiasi prasčiau. Ir bendrai cukrinis diabetas šiaip yra tokia kompleksinė liga, sukelia labai didelį oksidacinį stresą ir taip oda jaučiasi pastoviai strese. Minėti tie du pagrindiniai baltymai, kolagenas yra veikiami šito, netgi
gliukozė jungiasi prie to pačio kolageno ir suprastina jo funkcijas. Na ir žinoma, vienas faktorius, šitų minėtų faktorių gali būti sunku suvaldyti. Ne visus jos galime išvengti, ne visų lėtinių ligų išvengsime ir, kaip ir kalbėjome prieš tai, natūralus senėjimo procesas yra norma, tai yra normalu, bet vieno labai svarbaus faktoriaus, tai yra saulės ultravioletinės spinduliuotės, mes tikrai galime išvengti ir jinai turi labai didelį įtaką odos senėjimo procese. Vat apie tai ir norėjau klausti, bet aš dar grįšiu truputėlį. Tai jūs sakote, kad mums pirmą reikia gydyti tas didžiasias ligas, kurios mus kamuoja, o jau tik paskui odą. Ar mes tik tai odą gydom, o cukraligė ten veši ir visos kitos lygos? Vienareikšmiškai taip. Tai kaip ir minėjote, kai kuriuose šalise kaip gražų žmogų apibūdina ir sveiką žmogų. Tai yra tiesioginė sąsaja šitose žodžiuose slypi ir bloga gliukozės kontrolė, tai yra bloga cukrinio diabeto kontrolė, bloga kitų ligų kontrolė, tai yra viskas susiję. Ir oda yra mūsų organizmo dalis ir tada, kada veikia prastai kraujotaka, neprižiūrime savo kraujagyslių, nekontroliuojame cukraus kiekio, visą tai vienareikšmiškai blogina odos būklę ir labai svarbu. Vėl įjungė, ačiū. Ir labai svarbu yra užtikrinti visą tą visumą sveiką ir turėsime tikrai puikią odos būklę ir iš vidaus, ir iš išorės rūpinantį savo odą. Nu, apie ligas tai mes šiandien nenorėtumėm čia labai turbūt kalbėti apie odos ligas, bet pakalbėkime. Pasakykite tos populiariasias ligas, kada žmonės ateina ir ne pas daktarą, o ateina į vaistinę. Ir kaip ten tada, koks procesas? Taip, tai labai dažnai sutinkamas vaistininko praktikai odos lygos, tai yra atopinis dermatitas, psoriazės, seborėjinis dermatitas, perioralinis dermatitas, bet visa tai yra tik tai diagnozės. Ir labai svarbu pabrėžti, kad galutinė diagnozė pagal savo specialiasias kompetencijas ir turimus įrankius jums visada užtvirtina ir pasako gydytojas. Į vaistinę dažnai žmogus kreipiasi su kažkokiu tai simptomu ir mes savo kompetencijų ribose visada stengiamės suteikti kažkokią tai pagalbą suvaldyti ir jeigu matome, kad galimybė suvaldyti nėra, būtinai nukreipiame ir pas gydytoją. Ir čia vadovaujamės netgi tokiu raudonosios vėliavos principu, jeigu matome, kad pacientui yra pavojingi simptomai, tai yra oda yra stipriai paraudusi, paraudimas plinta, yra odos patinimas, situacija nuveda netgi iki žaizdų, tai tada jau netgi labai svarbu taupyti laiką ir skubiau kreiptis pas gydytoją tam, kad nepablogėtų situacija ir kad gydytojas galėtų kuo greičiau suvaldyti jūsų šitą sunkesnę jau odos būklę. Aš tai turbūt tokį klausimą, užduosiu, kurį norėtų užduoti. Manau, kad daugelis čia susirinkusi iš mūsų apie tas senatvinės dėmes. Jos turbūt nėra tokios baisios ir lygos gal nerodo, bet gadina kartais tokį nuotaiką, ne? Pasižiūrėjus, ar jas galima kažkaip išgydyti, o gal tik tai jau paslėpti belieka? Tai yra keletas būdų. Tai prižiūrėti savo odą, kaip Ignas ir minėjo, saugoti nuo saulės, nes statistiškai iki 50% senėjimo sudaro saulės pažaida. Ir jeigu mes bent kartą vaikystėje esame vadinamai sudeginti saulėje ar jautę paraudimą ar skausmą, tai oda niekada to nepamiršta ir dažnai atsidėkoja pigmentinėmis dėmėmis. Taip pat, esant pirmiesiams hormoniniams pokyčiams, mes galime jau pastebėti pirmasias pigmentinės dėmes. Tai kuomet jūs pastebite tik pačias pirmasias užuomazgas, tai įmanoma kosmetologiniais būdais jas naikinti, bet jeigu mes nenaudojame visą laiką saulės apsaugos, eidami į lauką ir atvirą orą, nepriklausomai nuo to, ar yra saulė ar ne, tai tikėtina, kad jūs vėlyvame amžiuje turėsite pigmentinių dėmių. Tai pesimistinė prognozė yra ta, kad ar įmanoma išnaikinti pigmentinės dėmes kosmetologiškai, tai ne, bet ar įmanoma nuo jų apsisaugoti, optimistiškai
Žinoma, kad taip. Bet dar viena optimistinė gaida yra ta, kad mes jas galime paslėpti. Taip, jeigu žinom kaip. Be jokios abejonės, vėl noriu pakviesti į mūsų Eurovastinę stotelę, kur turime ne tik nuostabias priemonės, bet ir visažo specialistus. Ir visažas yra šiuolaikinėme pasaulyje ne tik moterų privilegija, bet taip pat ir vyrų privilegija. Mes visi norim būti gražus ir norime patikti kitiems. Ponia Aušra ir Ignui galbūt klausimas. Salėje tikriausiai sėdi žmonių, kurie niekada nenaudojo jokių kosmetikos priemonių, bet galvoja, nueisiu aš į tą vaistinę ir paklausiu. Galbūt iš tikrųjų mane užkonservuos ir būsiu jaunas, jauna ir gražus. Ką jūs patartumėt tokiam žmogui, kuris galų gale ryšys ateiti pas jūs? Tai pirmiausia, noriu drąsiau pakviesti užsukti vaistinę, ne tik vaistų, bet ir kosmetikos priežiūros priemonių. Ir noriu pabrėžti, kad nebūtinai pati brangiausia kosmetika yra pati geriausia kosmetika. Geriausia kosmetika yra ta, kuri jums labiausiai tinka ir norėčiau paantrinti ponį Algimantį, kad Nivea nėra pats blogiausias pasirinkimas. Mes turime iš tikrųjų lietuvių gamintojų labai didelį pasirinkimą, taip pat ir įvairaus rytų pasaulio, Europos pasaulio gamintojų pasirinkimą. Ir nuo ko reikėtų pradėti, tai be jokios abejonės, kad nuo vaistininko ar konsultanto konsultacijos, diagnozės ir nebijokite pasirinkti platesnį priemonių asortimentą. Jeigu niekada nenaudojate toniko, išbandykite. Iš tikrųjų, oda bus iš karto sudrėkinta, suminkštinta ir atsidėkos jum švitėjimu ir komforto jausmu. Jeigu niekada nebandėt serumo, ypač su hialuronu, kuris mažina senėjimo požymius, irgi išbandykite. Ir pabrėžiu, kad saulės apsauginis kremas turi tapti jūsų kasdienis draugas. Lygiai toks pat, kaip nebejoju, kad rankinėse turite tiek lūpų balzamą, tiek rankų kremą. Dar girdėjau, atsiprašau, kad kremo apsauginio būtinai reikia ir dirbant prie kompiuterio. Tai yra vadinamieji broad spektrum ar plačios apsaugos kremai ir priemonės. Jų yra įvairiausių, gali būti purškiama dulksna, kremas ar emulsija. Tai taip pat apsaugo nuo išorės streso, nuo mūsų čia, pavyzdžiui, esančių lempų ir kompiuterinės žydrosios šviesos. Aš noriu Algimantos paklausti. Algimanta pati labai ilgai televizijoje dirbai. Ir vėl jisai apie tos ilgus metus ir didelius mano metus. Taip. Ir man labai svarbu sužinoti. Tengi grimas kiekvieną dieną ir visą dieną. Ne visą panoramai būdavo, bet iš tikrųjų labai stiprus reikalas buvo ir tu mane taip gražinai tokius baisius laikus, nes tikėsit, netikėsit, su tuo grimu, kai pradėjau 89 metais dirbti studijoje, nugrimuota, paruošta į laidą, aš negalėdavau išeiti į gatvę. Šitokio baisumo rodyti žmonėm iš tikrųjų nebuvo įmanoma. Aš pati, kai pamačiau pirmą kartą mūsų gražiasias dailiasias diktorės numaliavotas prieš eterį, jos ir aš pati atrodydavom kaip Sahara kokia, nes tas grimas, ten buvo Mosfilmo grimas. Taip, tai buvo teatrinis grimas, riebus, bet kietas toksai. Taip. Ir kiekviena raukšlelė, nes tada, aišku, dar jų buvo mažiau, bet jos tiesiog suskilinėdavo kaip koks Saharos smėlis. Žandus dažydavo tamsiai mėlyna spalva, violetinė netgi tokia. Ir šiaip tušas blakstieno buvo toks, kad jeigu tu netyčia bakstelėsi į akį, tai jau apsiverksi taip, kad visą grimą reikės keisti, nes ten buvo gal muilo kokio ūkiško pagrindo tas, nesgi spjaudydavom į dėžutę ir tepdavom, ar ne? Turbūt jūs prisimenat mes, čia visi panašus. Žodžiu, ir dabar, kaip šnekam apie tonikus, ar ten kažkokius vandenis, kur reikia nusiprausti,
mes nebūtume ten iš vis pakrūtinę tos kaukės. Mes kaip iš graikų teatro su tom kaukėm atrodėm. Nu tikrai taip. Tai būdavo pats didžiausias noras pasibaigus laidai greitai nusiprausti ir taip rimtai, kad su muilu prausdavaisi iki, nemoku apsakyti, už tai iki šiol aš ten sakau tą vandenį ir man taip norisi visada tos švaros tokios, nes man atrodo, kad gerai, aš pastepsiu toniku, da ten kažkuo tai, bet man norisi va to gaivumo, tokio to vandens švarumo. Va. Tai va tokie baisus, negražus prisiminimai. O dažydavo dar dėl to, kad, žodžiu, nebuvo kitokių priemonių ir dar buvo technologijos, tos visos kitokios lempos, apšvietimas. Visiškai kitaip. Dabar aš taip džiaugiuosi, kad mes tiesiog priartėjom prie tokio renesanso amžiaus, kur vertinamas natūralumas, gražios formos, sako, nebūkit labai kūdi, tai čia mums viskas tinka, ar ne taip? Dar Vytenį papildant prisiminsiu, ką prancūzė sako apie grožį, kad geriau šitągi raukšlė veide negu raukšlė ant kojinės. Tai žodžiu, kad visų yra skirtingas tas grožio supratimas, jis ir aišku keitėsi pagal einant amžiams, keičiantis kultūrai, ekonomikai, viskam, nes, palyginkim, ar kokią nors ten viduramžius, kur religija formavo grožio sampratą, ar ne, tai kuklumas tada buvo madoj, graikai ten su savo matematiniais tikslumais, tas aukso pjūvis, Egiptas išpuoštom gražiai juodom išpaišytom akim, puikiais papuošalais. Žodžiu, mes visi žmonės ir gyvenam tada, kai gyvenam, kada gyvenam ir nieko čia neišgalvosi. O mano amžiui, jau užbėgdama Vytenį, pasakysiu, aš tai manau, kad mes visi esam iš tikrųjų dailūs, gražūs, smagus. Vat aš tai tokia šiandien nelabai smagi, nes labai norėjau vakar į šokius nueiti. Senior, ar buvot kas nors vakar šokiuose? O, nedaug čia, bet sakė, siautėjo ten gerai. Ar ne? Tai, žodžiu... Tai jau nusidažėte lūpas ir akis? Nenusidažiau, Vytenį, ruošiausi susitikimui ir tiesiog sakau, tas grožis baisus reikalas, nes galvoju, tai šnekėsim apie grožį, reikia kažkaip išlaikyti tą prekinę išvaizdą, nes šokiuose, kaip žinia, gali kai kas ir pagesti. Juokauju jau čia, aišku, bet būkim smagus ir tiesiog priimkim patį save, kokie esam, ar ne? O iš tikrųjų pasakykite mums, anksti pradėjot rūpinti savo odą, veido? Tikrai ne, nes pasvalytai apskritai tai nerūpėjo, o jau kai į universitetą tik atvažiavau ir tokių buvo juokingų dalykų, kad, žodžiu, reikėjo fotografuotis studento pažymėjimui, nuotraukėlę. Aš pasvaly išlipus iš upės, nubėgau pas fotografą, nusifotografavau, o paskui, kai eidavom į šokius, ten reikėdavo rodyti tą studento pažymėjimą. Manęs neįleisdavo, nes jau studentė, jau aš pradėjau puoštis, jau čia mane draugės kursiokės pamokė ir kaip pasidažyti ir viską, o ten buvo mergaičiukinų su šlapiais plaukais išlipusiai iš upės. Žodžiu, ne, o paskui tai apskritai aptingau su tuo grožiu, nes kai reikėdavo eiti į panoramą, tai tu nenori, sakau, vien dėl to apšvietimo tu turėjai ir tave jau pagražindavo, tai ką tu ten besirūpinsi, aš pati iš prigimties esu tokia tinginė biškė. Klausimėlis jums abiems specialistam. Čia turbūt vaikų nėra, tai mes pakalbėkime, eikime žemyn apie mūsų kūną, apie moterų dekoltę, kaklus, rankas, kojas. Ką pasakytumėt? Ar ten jau nieko nereikia daryti, nes uždengta? Tai tęsiant prancūzų temą. Prancūzės visada sako, kad moters veidas prasideda nuo kaktos ir baigėsi ties peneliais. Tai šitą ir noriu akcentuoti, kad veido kremas yra skirtas ne tik tai pačiam veidui iki smakro, bet ir kaklui ir dekolte. Ir kuomet mes saugome rūbai savo kūną, tai dažniausiai dekolte zona yra atvira ir pirmieji senėjimo požymiai būtent matosi dekolte. Tai kuomet tepame kremą, tai nepamirškime ir kaklo, ir dekolte.
O kalbant apie rankas, tai grįžtant prie saulės apsaugos, tai stenkitės visą laiką, kad ir rankų kreme būtų ypač vasaros metu ir atviroji saulė, ir kai dirbate sode, tai kad būtų apsauginis faktorius, kuris saugo nuo pigmentinių dėmių atsiradimo. Ignai, o ką jūs manot, papildytumėt? Taip, grįžtant prie saulės, šiaip yra įdomus faktas, kad saulės žala ateina ir netgi tada, kada nėra saulėtos dienos. Yra skirtingų ten tų spindulių, saulė ultravioletinių išspinduliuoja yra UVA, UVB, bet labai neeinant į detalės, tai irgi noriu uždėti akcentą, kad jeigu renkamės ten kažkokį kremą ar veidui, ar kitai sričiai, taip pat jeigu yra UV filtrų, tai turėtų būti prioritetas, nes ir debesuota diena, ir pro langus automobilio ar namų, taip pat dalis tų spindulių gali duoti neigiamos žalos odos būklei ir senėjimui, tai ypatingai svarbu. Na ir žinoma, saulėtų metu tai visi suprantame, kad būtent tie ultravioletiniai spinduliai, kurie mums suteikia įdegį arba nudegimus ir žinoma turi kitų rizikų, skatina odos vėžio riziką, taip pat yra žalingi, bet nepamirškime ir visais kitų metų laikais naudotis nuo saulės apsauginių priemonių. Na ir galvant nuo veido ir žemiau, kaip minėjote, tai visi šitie minėti pokyčiai ar lėtinių ligų įtaka, jie nėra lokalizuoti tik tai veido srityje, netgi tos lygos, kurios jos dažnai nesilokalizuoja, tik veide, dažnai būna ir kitose vietose. Taigi šiaip labai svarbu naudoti ir tinkamas prausimosi priemonės, kas mažiau sausintų, jau ūkinis muilas kaip kada gali padėti, bet žinoma ir po maudinių dažnai žmonės atvykę į vaistinę skundžiasi, kad šiaip sausa oda gal yra kažkom padėti ir yra pakankamai nebrangių priemonių, kuriam galim pamaitinti, padrikinti tą odą ir jaustis gerai ir patogiai. Noriu dar vis tik tai apie vyrus paklausti porą sakinėlių, nes valanda mūsų susitikimo pralėkė labai greitai, o klausimų dar liko. Pasakykite, prašau, moterys abi, kurios sėdi scenoje, kaip su vyrų išvaizda, kaip jūs vertinate, kaip jūs galvojate, ar jiems reikia prie veidrodžio pastovėti bent 5 minutės, ką vertinate juose? Žinot, ko aš labai džiaugiuosi, kad per paskutinius 10 metų vyrai labai pradėjo rūpintis savimi ir kad ne tik tai veido muilas yra jų geriausias draugas. Džiugu, kad jie pradėjo plačiai rūpintis higienos reikmenimis, bet taip pat ir veido bei kūno odą. Tai dar norėčiau papildyti tai, ką sakė Ignas, kad apskritai žmonių oda nesiskiria. Ir tiek vyrų ir moterų priemonės skiriasi marketingo prasme, nes vyrai labiau mėgsta lengvas tekstūras, spaudžiamus buteliukus, bet iš tikrųjų tai tiek moterų, tiek vyrų oda yra absoliučiai vienoda, išskyrus vytenį, kad vyrai kiekvieną dieną žaloja savo odą skusdamiesi ir jie plonina epitelio sluoksnį ir dėl to pabrėžiu, kad vyram reikia daug daugiau priežiūros ir puoselėjimo negu moterim. Bet vyrų oda išskiria ženkliai daugiau riebalų, dėl to jinai, kaip ir minėjo Ignas, sensta lėčiau. Bet kuomet atsiranda vyrų raukšlės, jos būna ženkliai gilesnės negu moterų. Mus tas guodžia, bet priemonės galėtų būti lygiai tokios pačios, lygiai kaip ir moterų. Tai naudokite lakštinės kaukės, kas suteikia labai didelį malonumą. Naudokite serumus, nugriebkite žmonos, draugės priemonių, bet tiesiog pasirinkite savo pačias geriausias. Mielos moterys, apsikabinkite savo tuos vyriukus ir truputį paprotinkite juos, kad jie šalia jūsų švytėjimo irgi švytėtų. Juk labai svarbu, kad šalia būtų žmogus, kuris švyti ne tik akimis. Mes, tarp kitko, visiškai nepalėtėme visų sielos reikalų. Ką transliuoja mūsų akis, tai lygiai už metų paliesime ir tuos, aš manau. Šiandien mes kalbėjome apie kūną, apie mūsų išorę ir aš pastebiu, mūsų žmonės darosi vis
elegantiškesni, gražesni, tvirtesni. Tai nuostabus dalykas, bet žinių reikia. Dėl to Eurovaistinė mus ir pakvietė šiandien, kad truputėlį mums papasakotų. Reikia žinių, ką perkate, dėl ko perkate, kodėl naudojate, kiek naudojate. Viską tą gali specialistai mums pasakyti. Na, aš dabar paprašysiu jūs prieiti prie mikrofonų štai čia ir ten viršui ir padiskutuokit. Gal jūs visiškai nepriimtina apie, ką mes čia kalbėjom, apie tą grožį. Gal jūs turite savo supratimą. Ar galim padiskutuoti, ar jau yra prie mikrofono nors vienas žmogus? Drąsiau, drąsiau, drąsiau. Mes čia visi savi. Taip, būkite maloni. Plojimai poniai, drąsuoliai mūsų. Taip. Mikrofonas ten yra, dar žingsnelį. Šitas, taip, prašau. Gal aš ir kvailai visai atrodysiu, aš nepadiskutuoti. Esu visiškai iš rajono. Ir pavyzdžiui, jūs sakot grožio Eurovaistinė. Tai nėra, kuri Ukmergėje Eurovaistinė, tai nėra grožio Eurovaistinė, taip? Yra atskiros vaistinės. Grožio vaistinė. Ne. Yra apie grožio vaistinės. Pasakykite, ar atskiros? Tai grožio vaistinės yra tos vaistinės, kuriuose mes turim labai didelį asortimentą kosmetikos. Bandykite įsivaizduoti Akropolio vaistinės, ar ne? Ar didžiųjų priekybos centrų vaistinės, kur jūs randate 20-25 stelažus kosmetikos priemonių ir 30 stelažų maisto papildų ir vitaminų. Tai Ukmergėje mes turime tam tikras vaistinės, kurios turi didesnį asortimentą, bet toks kategorijos, kad būtų labai daug, tai kol kas dar neturime. Ačiū. O Aušra, tai yra turbūt didžiuose miestuose visų pirma, vaistinėse. Tas grožio toks didžiulis skyrius. Ir yra didžiuosiuose miestuose, tai tikrai jūs rasite, bet taip pat yra, gali būti ir Raseiniuose, ir Alytuj, ir Kėdainiuose. Tai nebūtinai miestas, tai priklauso daugiau nuo pačios vaistinės asortimento. O Aušra, sakykite, jeigu ponia arba aš, arba bet kas nueitų ten, ar ten ištirtų odą ir patartų? Ištirtų odą, patartų ir nebūtinai toj vaistinėj turi dirbti konsultantas, kuris atsakingas už tą grožio sritį, bet taip pat ir vaistininkai labai gerai išmano tiek kosmetikos priemonės, tiek ir tyrimų rezultatus ir galėtų pakonsultuoti. Kas dar norėtų ką tai pasakyti? Taip, turim dar vieną. Paklausti, kiek supratau, reikia veidą ir kūną saugoti nuo saulės, taip? O kaip tada vitaminas D, kaip jį natūralų pasigauti, ar tik papildus gert? Ačiū, labai puikus klausimas. Taip, pritarčiau, kad puikus klausimas ir iš tikrųjų čia yra visada dažnai medicinai reikia rinktis iš dviejų blogybių. Tai taip, naudojant apsaugą nuo saulės kremus, vitamino D, natūralus pasigaminimas sumažėja, bet saulė atneša labai daug rizikų su savo žala ir dažnu atveju, jeigu siekiame tos natūralios gamybos, ji yra nepakankama, nes reikia tam tikrą laiką, tam tikrą kūno plotą, kasdieną vasaros metu arba kiekvieną dieną parodyti saulėje. Ir jeigu nedarant to su saulės kremu, tai mes galime rizikuoti ir nudegimais, ir odos vėžio rizika didėja reikšmingai ir vis tiek negauname reikalingo to vitamino D kiekio. Tai šiuo atveju sprendimas būtų vis tiek ir tepti saulės kremą, nors ir prarasime tą natūralią vitamino D gamybą ir vitaminą D gauti iš kitų šaltinių. Taip, kas dar klausimėlių, ten viršui nėra nei vieno. Ir apačioj, kas išdrįs dar? Taip,
Naudokimės progą, juk specialistai su mumis. Jūs nepaminėjote visiškai žmogaus genetikas. Aš manau, kad vis tik tai žmogaus ir išvaizda priklauso nuo žmogaus genų, kurie jie gauna iš savo tėvų. Genai. O šiaip, ačiū Jums už įdomą diskusiją, o mūsų amžiuje, mūsų grožiu jau rūpinasi marčios ir dukros. Ačiū Jums. Apie genus pašnekėkim. Genai taip sąlygoja ir pačią išvaizdą ir lėtinių ligų atsiradimą, kaip antai ta pati psoriazė arba atopinis dermatitas, ir netgi tai sąlygoja ir imunitetas, ir tai yra vos ne kaip autoimuninė liga pati psoriazė. Ir tai visiškai gali nulemti odos būklę ir netgi emocinis stresas ir visi kiti dalykai. Lygiai taip pat. Tai, na taip, žinoma, genetika irgi reikšmingas faktorius, bet nėra jis visada, nėra vienareikšmiškai viskas tik per genetiką paaiškinama. Bet žiūrėkit, liaudis dažnai sako, o gražiai sensta žmogus, ane? Tai čia gal taip yra toks posakis, gražiai žmogus sensta. Tai čia jau turbūt genų reikalai, ne tik to. Aš galvoju, kad tas žmogus save prižiūri. Mes nelabai kalbėjom čia apie tokį nelabai mėgiamą dalyką sportą, apie judėjimą. Mes daugiau kalbėjom apie tuos išorinius dalykus ir vidinius, kuriuos mums padeda vaistai ir visos priemonės. Taip, kad yra daug apie ką pašnekėti. Ar būtų dar ponia stovi, prašau? Sveiki, labai viskas įdomu. Labai džiaugiuosi, kad čia dalyvauju. Ačiū visiems jums keturiem. O dabar norėčiau, kad paliestumėt kažkiek plaukų slinkimą, mūsų ypač aktualų tokiam amžiui. Ačiū. Puiku, ačiū Jums. Taip, tai plaukų slinkimas, jo įvairios gali būti priežastis, tai vėlgi dažnai susijęs su kraujotaka, su hormoniniais pokyčiais. Plaukų slinkimą gali ypatingai gerai identifikuoti ir odos gydytojai, priklausomai nuo ten, kur slenka, iš slinkimo regionų gali būti taikomas įvairūs gydymas. Ir šiai dienai turime įvairių pasirinkimų, na, žinoma, ir maisto papildų kategoriją, bet visada renkantis maisto papildą, aišku, reikia turėti galbūt teisingą lūkestį, galbūt efektas gali būti lėtesnis, kartais tam tikri stoko įrodymų, dėl to irgi visada kviečiu teirautis vaistininko, kurie turi stipresnį kažkokį mokslinį svorį, kurie silpnesnį, bet yra įvairių priemonių, kurių turi taip pat ir gydytojas savo arsenale. Yra nereceptinių vaistų, bet gydytojas taip pat turi kitų dar priemonių. Gaila, dažnai šitų vaistų Lietuvoje mes neturime kaip registruotų, bet tikrai, jeigu turite šią problemą, yra įvairių priemonių nuo maisto papildų, nuo išorinių kosmetinių priemonių, kurie aktyvina taip pat kraujotaką, tikintis, kad suaktyvinus kraujotaką ten plauko svogūnėlėje mes turėsime jo pamaitinimą, jisai netoks bus nusilpęs plaukas, bet yra ir gerimų netgi vaistų, žinoma, ten jie turi daugiau šalutinių poveikių, dėl to reikia įvertinti bendrą sveikatos būklę, kitus vaistus, tai yra daug sudėtingesni ir tai tik tai su gydytoju turi būti, bet tų priemonių šiai dienai be Turkijos dar turime irgi nemažai. Aš norėčiau dar papildyti, Igną, tai vaistinėse mes turim labai didelę pasiūlą, sprendžiant tiek vyrų, tiek moterų plaukų slinkimą, nes jisai yra šiek tiek skirtingas ir ypač vyrams opus klausimas ir dažnai užduodamas. Tai šiuolaikinė kosmetologija tai siūlo įvairiausių ampulių, stabdančių, ne ataugimą skatinančių, bet stabdančių plaukų slinkimą. Taip pat tiek serumai, tiek įvairios kaukės padeda mažinti šitą problemą. Tai tiek nuo medicininių aparatų, apie ką kalbėjo Ignas, tiek apie kosmetologinį sprendimą reikėtų kreiptis į vaistinės. Ir taip pat mes darome ir galvos odos būklės tyrimą, ką jūs galėtumėte šiek tiek matyti patį plauko folikulą, patį išslinkimą, ar dabar esantį, ar ateityje būsantį patį svogūnėlio būseną. Ir kalbant jau ne tik apie plaukų slinkimą ir atliepiant dar klausimą apie genetiką, tai ir bendrai gyvenimo būdas turi nemažai įtakos. Žinoma, mokslai dar sunkiai sekasi įrodyti, bet galvodamas apie šią diskusiją ir šiaip dalyvaudamas visada medicininėje aplinkoje tarp įvairių žmonių,
Mokslas bando surasti šypsenos įtaką ir pozityvių minčių įtaką. Žinoma, atliekant kažkokį tai mokslinį tyrimą, neina žmogui į galvą įlysti pamatuoti tas geras mintis, šypsenos laiką per dieną, nors ir sakoma, kad šypsena ar ne, nesišypsok čia žande raukšlės bus ar kaktoje, bet bendrai paėmus pozityvios mintis, pozityvumas, šypsena, gera nuotaika, rodo tam tikras tendencijas, netgi mokslinėse studijose galima atrasti, kad ir veido oda nuo to gali priklausyti ir tai gali būti paaiškinama tokiais mechanizmais, kaip žmogus patiria mažesnį stresą, išsiskiria mažesnis kortizolio kiekis ir žalojimas tas pats ten tie patys dalykai, kolagenas, elastinas ir visi kiti. Tai ir nuo šito labai daug priklauso, ne tik nuo genetikos, taigi šalia visų kremų ir kitų dalykų palinkėčiau ir šypsotis, daugiau nepabijoti. Labai puikus palinkėjimas. O aš turiu dar vieną tokį klausimėlį, kuris irgi yra įdomus, ką pastebėjau. Mūsų vaikai. Aš matau mergaitės, kurios 2 klasiai dengia veidus mamos kreminę pudrą ir bando dažyti ten savo akytės ir visą kitą. Kaip jums atrodo, vaikams kūno apsauga, odos apsauga, nuo kiek metų to reikia ir kada tėvai turėtų pradėti pratinti vaikus? Tai jau seneliai sėdi salėje, nepamirškim. Jeigu senelis tuos vaikus priima, nes dabartiniai seneliai sako, auginkite savo vaikus patys. Iš tikrųjų, nuostabus klausimas, nes mes su Ignu vaistinėse ką dabar pastebime, kad 11-12 metų mergaitės žino puikiausiai kosmetikos priemonės, internetas ir interneto platybės įvairiausios programėlės suteikia begalę informacijos, kas tikrai mus žavi ir aš asmeniškai tikrai labai gerbiu paauglius, kurie turi daugiau informacijos kartais negu jų tėvai. Tik vienintelė galimybė, kuri stabdo juos naudoti visas tas priemonės, kurios norėtų naudoti paauglės, tai yra piniginė. Bet turėti informacijos ir tapti ateityje puikiais kosmetikos vartotojais, tai yra gerbtina. Ir išprusimas, tarkim, temoje, kad reikia saugoti savo veido ir kūno odą nuo saulės, tai apsaugo nuo ateityje baisių vėžinių darinių, apgamų ir taip toliau. Bet, ką norėčiau pastebėti, ir Ignas tikriausiai neprieštaraus, kad pavyzdžiui vaikų iki kūdikių ypač apskritai nereikėtų rodyti saulėje ir vienintelis dalykas, kas gali juos apsaugoti, tai yra specialūs drabužiai, o ne apsauginės saulės priemonės. Ar tiesa, Ignas? Tikrai tiesa. Tikslas turėtų būti, saugant kūdikius, ypatingai mažus vaikus, tai barjerinės priemonės, ten laikyti pavėsį po skėčiu su ilgom rankovėm ir visa kita, nes vaikai tampa dabar yra jautresni, įvairių atopinio dermatito atveju nemažė. Tai kai yra problemos, reikia aišku jas spręsti, iš karto gali būti poreikis, tai nuo pat mažens, bet yra ir įdomus faktas, kad biologinis odos senėjimas stebimas nuo 25 metų. Tai šiuo požiūriu iki 25 visi jaunėjame, nuo 25 odos aspektų jau senėjame. Labai labai geras Igno kampas, kad nuo 25 metų mes pradedame senti. Tai kai kyla klausimas, nuo kada galiu naudoti kremus nuo raukšlių, tai tikrai naudokite jos nuo 25 metų, prisimenant mano tą frazę, kad tikrai mirsime su raukšlėmis, nes nėra priemonių, kurios pilnai naikina raukšlės. Ar ką nors dar norime paklausti? Ar nežinau, šitas mikrofonas veikia. Pratęsiant jūsų dabar paminėtą temą raukšlės, didžioji moterų rykštė ir kada jau praleistas tas laikas, kada nuo 25 sąžiningai, įdėmiai tiesiog laikėsi visų tų taisyklių ir kada tau 60 ir daugiau ir tų raukšlių daug, pasiūla kremų irgi yra ypatingai gausi. Jūsų patarimas koks būtų, išvengiant visų tų injekcijų, tų botulinų ir visa kita, kokiomis priemonėmis kažkiek tai būtų galima pristabdyti?
raukšlėjimas? Nuostabus klausimas ir mano mylimiausias. Tai turėkite savo grožio rutiną ir mylimas priemonės. Tai vienas kremas nežaidėjas. Turėkite micelinį vandenį, turėkite prausiklį, turėkite kaukės, serumus, kremus, naktinius kremus, nes pati grožio rutina suteikia veidui spindesio, prisodrina hialurono rūgštimis. Naudokite vakare priemonės turinčias retinolio, alfa, beta hidroksirūgščių ir, kaip ir minėjome, naudokite saulės apsauginius filtrus dienos bėgyje. Turėsite raukšlių, bet jos bus ženkliai minkštesnės, jos tiesiog oda atrodys jauniau, nes jinai švitės, bet kas labiausiai jaunina, tai faktas, tai švytinčios akis ir gera nuotaika. Niekas taip labiau nepadeda suteikti žmogui jaunatviškumo kaip optimizmas ir švytinčios akis. Ar dar kas nors diskutuos? Noriu paklausti. 2 klausimus. Pirmasis klausimas. Nuo ko priklauso, kad plaukai bąla arba pasidaro visai balti? Man, pavyzdžiui, nuo 20 metų pradėjo balti. Genetika? Ar dar kažkas tai? Ir antras klausimas. Ar galima veidą prausti muilu? Prašom. Ačiū už atsakymą. Ačiū už klausimus puikus. Aš gal pradėsiu nuo ūkiško muilo. Tai jeigu sakyčiau, kad negalima, tai klyščiau, nes jeigu žmonės naudoja ūkišką muilą, jie ir naudos toliau. Bet šiuolaikiniam pasaulyje, kuomet yra tiek aplinkos taršos, tiek vandens kietumas, jūs dar labiau pakenkėte odai, dar labiau ją sausinate, dar labiau ją pažeidžiate. Ir jeigu turite kažkokių užuomazgų jautrumą, ar egzemą, ar alergijas, tai dar labiau paskatinate jas, nes šiuolaikinių žmonių oda yra ženkliai jautresnė negu mūsų tėvų oda. Tai todėl apskritai skatinu prausti odą, o ypač buvusių tiesiog net skaudėjo viską klausant Algimantos 89 metų grimo, tai aš rekomenduočiau prausti aliejumi. Ir jeigu nieko neturite po ranka, tiesiog aliejinis prausiklis jums bus puikiai išeitis, dėl to, kad jisai pašalins visus nešvarumus. Ką reikėtų būtinai nuprausti vandeniu, bet tu suteiks iš karto komforto jausmą. Ir vis dėlto rekomenduočiau naudoti specialius kosmetinius prausiklius, jeigu mėgstate prausti, arba jeigu norite to kieto muilo pojūčio, kas kartais įpratę išsimuilinti rankas ir tada prausti. Tai yra specialūs veido muilai, kieti muilai veidui prausti. Tai jie turi daug ir maitinamųjų medžiagų ir nedžiovins odos. Tai rekomenduočiau išbandyti. Taip, papildant Aušrą, tas ūkinis muilas arba visos tos paprastos priemonės, problema ta, kad nuplauna tą riebalinį odos sluoksnį, kuris, kaip minėjau, pasižymė ir maitinamosiomis ir apsauginėmis savybėmis, įtraukiant tai, kad vėlesnėme amžiuje mes jo ir taip gaminame mažiau, tai šitokia oda tampa atvira, labiau pažeidžiama ir visa ta žala, apie ką Aušra kalbėjo, visiškai per tokį mechanizmą galėtų būti paaiškinama. Ir dėl to yra nerekomenduotina naudoti tokių įprastų priemonių kaip ūkinis muilas. Na ir kalbant apie plaukų šviesėjimą einant amžiai, tai taip, bendrai šitas procesas tai susijęs su odos pigmento melanino gamyba. Tai jinai tiesiog jūsų atveju galbūt nuo jaunesnių amžių jau pradėjo mažėti jo gamyba ir tiesiog plaukai tapo brandžiai šviesesni. Ignai, bet žiūrėk, dažnai sako, kad pražilo žmogus iš skausmo. Dabar negalėčiau taip pagristai atsakyti šitą, nes sako, kad ir labai dėl stresinės situacijos ir visa kita. Tai vėlgi, turbūt teoriškai, bet čia dabar negaliu patvirtinti, ar tai susijęs su stresu ar ne, bet tai vėlgi bus susijęs su pačia melanino gamyba. Bet dažnai liaudis su savo pastebėjimais būna taikli, ne visada, bet manau būtų įdomus aspektas, kurį galėčiau, žinoma, patikslinti vaistinėje, jeigu užžeista.
Igne, aš noriu paklausti jūsų dar. Mūsų visą esybę tvarko kompiuteris, kuris yra čia, po plaukais. Sakykite, kaip padaryti, kad jis leistų mums išlaikyti energiją, tą vadinamą jaunystę ilgiau, be jokių papildomų vaistų ir kokių tai ten specialiųjų priemonių, chirurginių operacijų ir visa kita. Na, gaila nenustebinsiu su labai originaliu atsakymu, bet čia žinoma, banaliuose dalykuose visada slypi esmė. Tai mityba ir sveikas gyvenimo būdas. Tai yra labai plačios savokos, tai žinoma mityba, tai tiesiog naudoti įvairų pilnavertį maistą. Ir sveikas gyvenimo būdas apima viską. Apima pozityvumą, kaip ir minėjau, apima fizinį aktyvumą. Fizinis aktyvumas apskritai visur duoda naudos ir kalbant apie grožį ir apie bendrą sveikatą ir padeda išlaikyti pozityvumą, mažina vėlgi to streso hormono kiekius organizme ir visa kita. Ir žinoma miegas. Todėl neretai yra sakoma grožio miegas. Tai miego metu organizmas atsistato visomis prasmėmis ir kitos organizmo sistemos ir tos pačios smegenys susidėlioja taškus ant ir odos būklė taip pat atsistato ir būna ilgiau geresnė, jeigu mes užtikriname ir gerą miego kokybę. Ačiū Jums labai, aš ir norėjau tai išgirsti. Kas dar mūsų klaustų? Jeigu jau ne, tai aš noriu padėkoti pašnekovams. Mes tik dabar pradėjome įsikalbėti. Taigi tikiuosi, kad susitiksime dar po metų ir paruošime Jums daug klausimų. O aš labai norėčiau Jūsų paprašyti. Tyliai nueikite namuose prie veidrodžio, kai niekas Jūsų nemato, pažiūrėkite jį. Ir pasakykite savo, aš esu graži arba gražus. Sėkmės Jums. Rasim darbą, kaip viską dirba dirbtinis intelektas. O jūs žinot, kaip šiemet keisis egzaminai? Tai ko dar laukti iš Vašingtono? O kodėl taip sunku patekti į Irano egzaminą? Nieko nesuprantu. Brangsta ar pinga tie bilietai? Kokios bus pensijos, kai sulauksim pensijos? Kasdien 8:30 vakare. Panorama. Laikas žinoti viską.